Jau paruošti genetiniai eksperimento atsakymai. Azijietiškas genas rastas pas Eugenijų. Azijietiškas genas turi išorinius požymius. Šie žmonės elgiasi agresyviai. Net nuo vieno stikliuko degtinės jie įsiaudrina ir negali nurimti. Mes matome, kad pažinė ryškiai pasireiškia agresyvus charakterio požymiai. Jis bando visiems įpiršti savo nuomonę, netgi bando susidoroti fiziniais metodais. И вплоть до того, что даже пытается применять какие-то методы физического воздействия. Жене išvis nuvažiavo stogas. Такое ощущение. Вот это я помню, как он себя вел неадекватно. Cheminis tyrimas parodė atlūžęs širdies kepenų virškinimo problemas. Taip pat aptiktas alkoholizmo simptomas. Atminties praradimas yra simptomas, kuris rodo, kad žmogus iš tiesiog geriančio tampa pradinės stadijos alkoholiku. Из просто состояния некого пьянства в состояние уже болезненное, а именно выпадение из памяти является симптомом уже алкоголизма и характеризует начальные стадии этого заболевания. Mokslininkų išvada, jam išvis negalima gerti, net mažomis dozėmis. Alkoholio koncentracija kraujuje pasiekė maksimą ir iš audringų žmonės tapo išsekę. Eksperimento dalyviai daugiau negeria. Tačiau girtumas vis tiek auga. Julija, Eugenijus ir Michailas yra testuojami dėmesiui, reakcijai ir atminčiai. Visų žmonių rezultatai neigiami. Prisimenu, kad reikėjo prisiminti kelis nulius ir kvadratus. Aš žiūriu ir noriu prisiminti, tačiau negaliu. Testų rezultatai nebaisus, nes atrodo, kad laikini, išsiblaivys ir viskas praeis. Tai pagrindinis mitas susijęs su alkoholio vartojimu. Alkoholio sukelti pasikeitimai yra negrįžtami. Taip atrodo 10 metų gerusio žmogaus smegenys. Žmonės jas vadina susiraukšlėjusiomis. Jos daug mažesnės už normalias. Jos daug ko netekusios. Mūsų eksperimento metu žmonių smegenyse žuvo keletas tūkstančių neuronų. Per kitą išgėrimą žus vėl tiek pat, o su jais išeis intelektas, atmintis, neuronai neatsistatys. Eksperimento dalyviai nuėjo namo miegoti, bet eksperimentas tęsiasi. Artimiausia para pati sunkiausia organizmui, nes jam reikės perdirbti nuodingas alkoholio irimo medžiagas. Acetaldehidas. Prisiminkite išgėrusio alksavimo dvoką. Tai acetaldehido kvapas. Jis pradeda išsiskirti burnoje, kai tik susitinka su gleivine. Tai labai toksiškas nuodas. Jis atskiedžia ląstelės membramą ir patenka į vidų. Suskystina apsauginės ląstelės apvalkalą. Patenka į branduolį, į DNR ir iššaukia ląstelės pasikeitimus. Rezultate organizme atsiranda antitipinės ląstelės, vėžio ląstelės. Vėžio išsivystymą gali iššaukti ne tik stiprūs spiritiniai gėrimai, kaip buvo manoma seniau. 2008 metais Amerikos onkologai nustatė, kad kasos vėžį sukelia gėrimas,
kurį daugelis net alkoholio nelaiko, tai alus. Statistikos duomenimis kiekvienas mūsų šalies gyventojas išgeria beveik 60 litrų alaus. Šis rodiklis sparčiai auga ir jaunėja. Хорошего пива можно выпить литров 5-6 без проблем. Ну, за день я имею в виду. Под хорошую закуску. Я могу выпить 8 литров за день, ну, может, даже больше. Vienas šviesaus alaus butelis tai 50 gramų degtinės, 2 buteliai alaus tai pusė stiklinės degtinės. Štai normalaus žmogaus širdis. Paprastai jis sveria 200-300 gramų. O štai čia, mano rankose, normali vyro širdis, kitoje rankoje širdis žmogaus, kuris ilgą laiką vartojo alkoholį. Tai didžiulė širdis, ją kartais vadina jaučio širdimi. Taip, patologija šis procesas vadinasi alkoholinė kardiopatija. Širdis padidėja, nustoja efektingai susitraukinėti, atsiranda pabrinkimai. Alkoholis ne tik iššaukia ligą, jis pakeičia viso organizmo fiziologiją. Įrodyta, tarp vyrų, kurie sistemingai vartoja alkoholį, širdies kraujagyslių ligos sutinkamos 22 kartus dažniau nei pas negeriančius. Žmogus jaučia širdies plotės sunkumą, bėglius, ritmo sutrikimus, tačiau atkreipia į tai dėmesį labai retai. Galbūt tame yra kaltė alaus apynių komponente. Apyniai suteikia alui specifinį kartų prieskonį ir dar jame yra fitoestrogenai, augalinis estrogeno analogas. Estrogenas moteriškas lytinis hormonas, per parą normalus moters organizmas pagamina 0,3 mikrogramo estrogeno, pusę cukraus kruopelytės. Šio kiekio pilnai pakanka, kad moteris liktų moterimi. Fitoestrogeno viename litre alaus yra 100 kartų daugiau, net iki 36 mg. Šio hormono perteklius moterims sukelia sunkių endokrininių pasikeitimų. O jaunesnė mergina pradeda gerti alų, tuo mažiau šansų ji turi pagimdyti vaiką. Alus mokslininkų nuomonė viena iš nevaisingumo priežasčių. Pas vyrus fitoestrogenas slopina testosterono gamybą, pradeda dominuoti moteriški hormonai. Pas alaus mėgėją auga pilvas, brinksta krūtis, kaip pas moteris, klubų ir talijos srityje užauga riebalai. Raumenų masė sumažėja, iš išorės jis kol kas vyras, tačiau iš vidaus jis pusiau moteris. Jam dingsta charakterio vyriškumas, jis visko bijo, dingsta domėjimasis moterimis. 15-17 metų pageria alaus, tampa visiškų impotentų. Narkologų manymų būtent alus yra priklausomybės alkoholizmui priežastis.